Sveiki visi mano brangus klientai ir žiūrovai. Atlikta dar viena automobilio patikra prieš pirkimą Nissan Qashqai. Automobilis 2017 metų, faina komplektacija, kilęs Go, labai gražus salonas, retas šitą modelių, bet biški patrukinėjęs. Rida maža, 89 000. Nusidėvėjimas normalus kaip prie tokių kilometrų. Buvo šiek tiek prabrėžtas. Tai šiek tiek durelės, šiek tiek va čia, ratlankis, buferis ir remontuota autorizuotoj atstovybei. Vizualiai suremontuota viskas gerai, jokių priekaištų. Bet krenta į akis vienas labai blogas ir rimtas niuansas. Kolonėlė vairo 904 eurai. Parašyta, kad pakeista vairo kolonėlė nauja 21 metais 7 mėnesį. O jūs pasižiūrėkite vairo kolonėlę, ar ji tikrai buvo keista. Jinai garantuotai nebuvo keista, jinai jau dabar šlapiuoja, murzina, apsitepalavus. Tai čia yra klama, aišku, kad tikrai nebuvo keista. Ne visos autorizuotos atstovybės dirba sąžiningai. Nuo kai kurių reikia taip bėgti toli, neatsisukant, kad net nežinau kaip išsireikšti, nenusikeikus. Tai geriau susirasti paprastus meistrus, kurie dega aistra savo sričiai, kurie gali suremontuoti automobilį ne taip brangiai ir tikrai žymiai kokybiškiau. Tiek apie remontą, o apie patį automobilį žiūrėsim, pirksim ar nepirksim, derimės. Jeigu jums reikia tokių tvarkingų automobilių, galit kreiptis į autopatikrą, padėsim surasti ir patikrinsim.